Labas vakaras visiems dar kartą. Labas vakaras, kas žiūrės įrašą. Tuoj pasidalinsiu skaidrėmis ir galėsim pradėti. Tai svarstėm iš tikrųjų, kiek daug jūsų prisijungs, nes kada vasaros metu darom nemokamus mokymus, tai toksai būna 50 ant 50. Jeigu geras oras, tai tada dalyvių visada mažiau ir plūsta tada laiškai, ar galima bus gauti įrašą. Tai pasakysiu, kad įrašas bus. Jeigu kažką žiūrėsit, norėsit pakartoti, tai jį gausit ne su pirmu laišku po webinaro, bet tikėtina, kad rytoj dėl to, kad šiek tiek užtruks, kol įrašas susikonvertuos. Tai visų, kas... Pirma skaidrė. Mhm. O pirmą raidę skaidrė rodo. Taip, Tai rodo pasidalink su nuoroda su draugais. tai čia pirma ir yra, ne? Ne, tikrai ne pirma. Pirma su pavadinimu turi būti. Ir Kristina klausė, sveiki, kiek laiko truks seminaras, tai apie 1,5 valandos, bet visada mes sakom apie, nes labai priklauso nuo to, kiek turit klausimų. Tai kai kartais būna labai labai daug klausimų, bet vis tiek, manau, maksimum 2 valandos. Ilgiau neturėtume užtrukti, nes mes esam su Inga ir 3 su virš užtrukę, tai stengiamės jau dabar taip ilgai jau nebedaryti. Taip, šitą pirmą. Nu, vis tiek jinai nenori būti pirma. Tai gal neįjungus tada praeikim, ane? Nes nu kitaip negerai bus. Inga, užtenka su rodykliuke atgal paeik. Nieko man neužtenka. Nenori, gal turbūt su ta neduoda. Nes ta naršyklė gal, ne? Štai čia nepatinka kažkas. Taip, atsikeliu. Tai dabar, kas esat prisijungę, pirmiausia, tai paprašysim pasidalinti nuorodą. Gal turit kažkokių draugų, kam gali būti aktualu, tiesiog Zoom nuorodą, kur dabar dalyvaujat, gal kažkas norėtų prisijungti, irgi pasižiūrėti ir kažkam gal būtų aktualu irgi dirbtinio intelekto panaudojimas būtent socialiniuose tinkluose. Tai Indrė, jeigu galėtum įdėti į čatą Zoom nuorodą. Gerai, dėsiu. Ar dabar nesimato dar, ne skaidrių? Ne. Dar neįjungiai. Įdėjau nuorodą, kur, va, 18:30 pasimatome čia ir mitingai ir perskaut, viskas yra. Tai kas pasidalinsit, iš anksto dėkojom ir manau, tiem draugam jūsų irgi bus tai aktualu, kas domisi ar darbuojasi, ar dar tik tai pradžia visiškai yra su dirbtiniu intelektu draugystės. Tai webinarą pradėkim nuo dovanų. Tai net 3 jūsų, kurie išbus iki webinaro pabaigos, norėsim padovanoti 12 mėnesių narystę dirbtinio intelekto klube. Tai iš tikrųjų dovana, sakyčiau, labai labai gera, kurią galėsit panaudoti savo veiklose, versluose, kuriant turinį socialiniuose tinkluose. Ir dar Indrė, ten tiek visko turima, ne, tam dirbtinio intelekto klube. Ir Kaip sakai, Indrė, tai mums Indrė labai sunku, ne? Nes nežinia, kurią tu Indrė turi galvoje. reikia, sakiau, kažkaip sugalvot, kaip vieną ir kitą vadinti. Tai kas laukia tam dirbtinio intelekto klube, gal Indrė, tu Ivinskienė pasidalink, kas jau dabar yra ir kokiem žmonėm tai naudinga, aš įdėsiu sąlygas, ką turi padaryti žmonės, kad laimėtų narystę. Okay. Tai sveiki dar kartą visi. Iš tikrųjų, klube dabar yra pats startas, nes mėnesis laiko jau praėjo, jau yra, dabar bijau sumeluoti, 20 ar 21 yra įrašas padarytas, tai yra trumpais video įrašais, viskas nuo pradžių, toks žingsnis po žingsniuko, netgi nuo to, kaip prisijungti ir prie to paties ChatGPT, nes būna labai dažnai netgi ir klausia, sako, jau iš karto pradeda eiti tiesiai jau čia į įvairiausios funkcijas ir sudėtingesnius dalykus, o aš dar nežinau, kur prisijungti. Tai viskas nuo pradžių, nuo prisijungimo jau yra įvadai ir į užklausų inžineriją, šiek tiek jau pradžia yra su gama padaryta, yra automatizacijos
keletas irgi įrašų, kur kolega Tomas paruošęs, CapCut'o pradžia ir viskas po truputėlį auks. Tai jeigu dabar didesnė dalis yra tokia bazinė, bet jau prasidės iš karto tie sudėtingesni, jau yra paruoštas įrašas jau ir apie deep researchą, apie gilaus tyrinėjimo funkcijos išnaudojimą, vėliau atsiras ir apie agentų ir platesni, plus kiekvieną mėnesį vyksta, jau yra numatyti iki pat naujų metų pabaigos ir susitikimai su ekspertais tokiam platesniam konteksto praplėtimui savo žinių, požiūrio. Tai rugpjūčio mėnesį mes turėsime apie tai, kaip dirbtinis intelektas gali ir pakenkti, ruošiant, pavyzdžiui, CV ir motyvacinius laiškus, ne tas, kas tinka, jeigu norės kažkas keisti profesiją, keisti kvalifikaciją, siūsti CV, ne, tai verta iš karto pagalvoti, gal net ir savoje aplinkoje yra tų, kam tai aktualu, kad kokių klaidų neprisidaryti. Tai bus personalo atrankų specialistas, kuris ir galvų medžiotojai yra tokie, ne, pasaulyje žinomi. Tai būtent apie tai kalbės šitos ryties specialistas iš dirbtinio intelekto perspektyvos pusės. Jisai pats yra ir lektorius, būtent mokytojas ir dirbtinio intelekto. Rugsėjai turėsim apie agentų kūrimą būtent irgi socialiniam tinklam bazė su IBM duomenų mokslininku. Spalį turėsim apie LinkedIno biosusitvarkymą su dirbtiniu intelektu. Lapkritį turėsim su teisininkė apie tai, kokia gali grėsti asmeninė atsakomybė naudojant kitų žmonių veidus, balsus. Arba jeigu jūsų panaudoja, irgi, kad žinote, ne, kas gali grėsti, nes to irgi vyksta ir daroma. Gruodį irgi turėsim nuostabiai charizmatišką vyruką Justiną Mikulskį. Jisai yra marketingo asas, bet šiek tiek iš kitos pusės, iš kūrybiškumo pusės. Jau kalbam, derinam su video asais Lietuvos, tai tikrai laukia dar daug visko ir automatizacijų, ir video. Dar kol kas vaizdų ir video nėra labai daug, video yra tik tai CapCut'o pradžiamokslis, bet jau tikrai žinau, kad netgi tie, kurie niekada gyvenime nebuvo pabandę netgi kažko su video pamontuoti, jau tikrai pavyko net ir padaryti, tai labai labai tai džiugina ir laukia dar ypatingai daug visko. Iki muzikos kūrimo. Super. Tai pakartoju, ką reikia jums padaryti, tai tiesiog pasidalinti kažkuriuo metu iki webinaro pabaigos, kad dalyvaujat mūsų webinare, tai yra dirbtinis intelektas socialiniams tinklams ir pažymėti mūsų profilį, tai yra Verslumo akademija online. Viską parašiau į chatą ir webinaro pabaigoje tiesiog burtų keliu išrinksim laimėtoją. Svarbu, kad jisai dar būtų ir dalyvautų ir tada tiesiog belauks mokintis ir gilinti žinias į dirbtinį intelektą. Tai važiuojam toliau. Tai trumpai prisistatysim. Šį vakarą trūksta tik tai Tomo iš mūsų 4. Tai mes su Indre Kudrevičia savo veiklą pradėjom prieš 4 metus ir padedam žmonėms auginti verslus, didinti pardavimus. Esame įkūrę ne vieną bendruomenę jų, turim veiklių ir verslių žmonių klubą, tai yra VAO sėkmės klubas. Dabar kartu su Indre Ivinskienė ir Tomu įkūrėme dirbtinio intelekto klubą. Taip pat organizuojam įvairius mokymus per užimtumo tarnybą valstybės finansuojamus, per kursuok.lt platformą, ruošiam savo srities mentorius. Taip pat turim atskiras grupės, kur padedam su pardavimais, kad mažiau žmonės dirbtų, daugiau uždirbtų. Tai žodžiu, tų veiklų turim labai daug ir viena iš jų yra dirbtinio intelekto klubas. Tai Indre, ar tu nori mane Kudrevičia papildyti? Tai aš gal tik noriu apibendrinti, kad mes kuriame mokymus ir bendruomenės, kurios įgalina veikti. Nes šita vieta yra labai svarbi man asmeniškai. Tai kad ne teoriniai kažkokie tik tai pagrindai, o mes viską verčiam į praktiką ir čia ir dabar darom.
ir mokomės daryti ir vėl darom, darom ir darom ir tik tai iš praktikos ateina rezultatas. Tai šita vieta labai svarbi ir manau, kad Indrė Ivinskienė šiandien tikrai pasidalins daug įvairių praktinių dalykų, kuriuos čia ir dabar galėsite pritaikyti. O dirbtinis intelektas tai mūsų visiškai yra dabartis ir ateitis. Ir tas, kas puikiai jį valdys ir naudos, visada bus priešakyje tų, kurie to nedarys. Tai trumpai visiškai tiek ir einam prie praktikos, prie mokymų. Dar Indrė, manau, turi pristatyti. Mūsų pažintis su Indrė Ivinskienė prasidėjo, kada kreipėmės į Indrę, kad ji pravestų dirbtinio intelekto mokymus mūsų bendruomeniai. Tai esam pardavę tikrai daug jos įvairiausių skirtingų mokymų, tiek apie rašymą, tiek apie socialinius tinklus, kaip ten pasitelkiant dirbtinį intelektą palengvinti savo kasdienybę, nes iš tiesų kartais užtrunkam valandas, kol galvojam, ką parašyti, kaip teisingai parašyti, kaip sudėlioti mintis. Tai Indrė, prisistatymas tau ir važiuojam į mokymą esmę. Tai aš labai trumpai, daugybę metų dirbau iš tikrųjų projektų valdyme, logistikoje, daugiausiai tai buvo būtent logistikos projektų valdymas ir iš to, vat, turbūt, kad tarp jūsų yra nemaža dalis, ne, kur viską meta, vadovaujama darbą ir pradeda galvoti kažką visai dėl savęs. Tai aš jau nuo 2017 metų iš tikrųjų pradėjusi savo veiklą su skaitmeniniu marketingu. Bet paskutiniai šie 2,5 metų jau, nuo tada, kai tik tai patapo viešas mums ChatGPT, tai aš nuo to laiko esu pilnai tokia įlindusi į dirbtinio intelekto visą sferą ir jau 2 metus, daugiau šiek tiek negu 2 metus, jau dirbu grinai tik tai su šia sritimi, lektoriauju, dėstau tiek irgi per kursuok, tiek įmonėse, tiek įvairiose organizacijose. Ir pernai turėjom kaip tik ir Lietuvos, kur yra spiečių visas tinklas, tai vedėm kartu jau su Tomu, skaitmenizavimas ir valdymas, tematika verslams. Tai viskas taip įsisuko, atrodo, kad taip lygtais nuo nieko prasidėjo, bet viskas įsisuko taip stipriai, kad be bendraujant ir bebūnant pravedus labai labai daug mokymų, pastebim iš tikrųjų, kad kaip ir visi naudoja, bet nežino, ar išnaudoja. Tai čia gal tas didžiausias. Visi žino ChatGPT, bet kai dažniausiai pradedi rodyti, kiek galima su juo padaryti, tada būna, ir taip eina, o ir tą galima. Ir neužtenka vien tik tai pasijungti, ne, vien tik tai čiatu ir paklausti, ką jisai daro, labai verta žinoti ir kaip jo atmintis veikia, ir kiek jisai prisimena iš pokalbio, ir kur susirasti, ką jis apie mane žino, ko nežino, kaip ištrinti, ko nereikia, kaip kokias funkcijas panaudoti. Tai aš esu apie tai ir šalia atsirado iš tikrųjų prieš metus laiko ir Tomas, greta šalia įėjimo to kelio. Ir Tomo visas rytis yra būtent automatizacija. Tai mes apjungiam šitas dalis ir dabar tiesiog, sakoma, ne, automatizacija, dirbtinis intelektas, pardavimai, mentorystė, viskas susijungia kartu. Ir šiandien tęsiam jau 4, tokia visa galinga jėga, dar jungiant labai labai daug aplinkui ateinančių naujų specialistų, kad nebūtų vien tik tai iš mūsų 2. Tai Taip. ką, važiuojam. Kaip dažnai naudoja dirbtinį intelektą savo veikloje? Tai 1 niekada, 10 kasdien keliose sritise. Parašykit, labai įdomu, kiek visi dalyviai. Skaičių pačių įvairiausių. Skirtingi, ar ne? Bet yra ir 10-ukų, yra ir vienetukų. Visko čia mes turim. Labai skirtingai. Super. Bet Labai džiugu. didesnė dalis daugiau nei 5. Super, kad naudoja labai. Taip.
Tai trumpai pasakysim informaciją, kad renginio metu, webinaro metu tiesiog galima filmuosim, tą medžiagą gal panaudosim socialiniuose tinkluose, tai jeigu kažkas nenori to, tai tiesiog išsijunkit kameras, kad nepapultumėt, bet nu, jeigu ir filmuosim, tai tikėtina, kad daugiausia skaidrės kažkokias ar ką šnekėsim pačios. Nebent webinaro pabaigoje kažkas pasidalins atsiliepimais. Tai dar vienas klausimas. Ar socialiniuose tinkluose pastebite kurtą turinį su dirbtiniu intelektu? Jeigu taip, parašykit vienetuką, jeigu ne, dviejotuką. Nes, nu, turi jisai savo tą kalbą specifinę, ane, Indrė Ivinskienė. Turbūt jau iš karto, iš pirmo sakinio gali atskirti. Iš pirmo sakinio galiu atskirti tik tai tuos, kurie naudoja su blogom užklausom. Supratau. Specialistų neatskirsi. Vienetukai, beveik vien vienetukai. Labai gerai. Ir skyrybų ženklai žymėjimai yra. Minusiukas tas toksai, tai labai lengvai galima atskirti. Tikrai. Ačiū, Inga. Indrė, žodis tau. Aš sustabdau skaidrės, tu turbūt dalinsies dabar, ne? Aha. Tai, okay. Gerai. Aš tai nutiesiai į praktinius reikalus ir jokių teorijų čia mes nežaisim, gerai? Tuo susirandu. Tai mes šiandien turim tokias 3 iš esmės dalis, ne? Tai viena iš jų tai kaip kurti patį turinio kalendorių. Tai aš kiekvienai tai daliai iš tikrųjų pasiruošus po kelis tokius variantus, kur yra labai paprastas, kur yra sudėtingesnis. Tai pažiūrėsit, kiekvienas išbandysit ir išnaudosit, kas jum aktualu ir vien tai, kad pamatyti skirtingus būdus, kaip galima prieiti prie to paties rezultato. Tai nėra vieno kažkokio tobulo variantų, bet kokį norint pasiekti tikslą, darant su dirbtiniu intelektu, užklausų gali būti įvairiausių. Ir kuriant kalendorių, aš dabar įkelsiu, mano galva, tai labai paprasta užklausa, tai aš nežinau, kaip jums tai atrodys, bet čia yra ta paprastoji. Indrė, gal gali tą užklausą ir į čatą įdėti kažkas, gal nusikopijuos ir... Gal aš po to, kad nesimaišytų gerai, šiek tiek parodysiu. Tai kol jisai generuos, tai pradžia yra labai paprasta, tai kad pradėti nuo rolės, ne, ir sakom, įsijausk į socialinės žiniasklaidos rinkodaros specialisto ir stratego vaidmenį ir paaiškinu, praplečiu, kas tai yra, tai koks tas specialistas turi būti, ne, kad tai profesionalas, puikiai išmano vartotojų elgseną, jo poreikius, jo tikslas yra kurti įžvalgas ir strategijas, kurios atspindėtų prekės ženklo identitetą ir padėtų pasiekti aiškius rinkodaros tikslus. Dar išplečiu, ką šis strategas daro ir moka, ne, tai tokiais punktais išdėlioja, jam labai patinka punktavimas, tai analizuoja, kuria patrauklų įtraukiantį turinį, siūlo veiksmingas kampanijas ir taip toliau. Toliau praplečiam vėlgi dar kontekstą, jis orientuotas į klientą, nes man aktualu, kad jisai būtų orientuotas būtent į klientą, kad tą dėmesį skirtų būtent tikslinės auditorijos poreikių analizai ir kurtų temas, kurios atlieptų tą auditoriją. Kaip tai turėtų veikti, ne, kad pasiūlytos idėjos turėtų būti nuosekliai išdėstomos turinio kalendoriuje, su aiškiomis nuorodomis ir taip toliau. Ir šalia dar pabaigoje aš pridedu papildomai tokį formatą, kaip aš noriu, kad jisai bendrautų draugiškai, paprastai, vengtų sudėtingų terminų, nes jeigu mes dažniausiai sakom, kad kaip į specialistą, tai jisai kaip specialistas ir kalba. Tai šiuo atveju aš paprašau, kad jisai kalbėtų paprastai. Tai čia yra tas pradinis tokios rolės įkėlimas, va matot, iš karto atmintis atsinaujino, jau aš noriu ją ištrinti. Tai jis įsijaučia į šitą rolę ir būtent tas rolės įsijautimas, jisai atmeta visus nereikalingus, galimus į šoną, kad nebūtų kitų specialistų intarpų, jis konkrečiai susifokusuoja, kad judės šita kryptimi. Ir dabar paprastasis variantas, kai
mes nežinom, kaip tai daryti ir galim paprašyti tiesiog, kad per klausimus prieiti prie rezultatų. Tai aš dabar sakau ir duodu jam kontekstą ir galiu sakyti, kad aš esu solo verslų mentorė Lietuvoje ir man reikia pagalbos, kuriant socialinių tinklų turinį savo verslui. Mano tikslas yra sukurti 100 kūrybingų ir veiksmingų turinio idėjų ir kad tu man galėtum padėti, tai prašau užduok man 10 klausimų, kurie padėtų tau, ne, kad tam dirbtiniam intelektui geriau atlikti šitą užduotį. Tai reiškia, kad šitam variante mes eisime būtent per klausimus. Aš nežinau, ką jam paduoti, tai paprašau, kad jis pats man užduotų tų klausimų ir nereikėtų man per daug galvoti, ko jam reikia iš manęs. Ne? Kai gaunate tuos klausimus, labai svarbu į juos atsakyti. Nes iš esmės tai ir būna tie patys esminiai, kuriuos jums užduotų ir bet kuris marketingo specialistas, jeigu jisai jums ruoštų turinio kalendorių ar patį turinį. Tai dabar aš šitų klausimų neatsakinėsiu, bet iš esmės matom, ne, kas yra tavo pagrindinė auditorija, kokį pažadą ar transformaciją siūlot savo klientam, kokie dažniausiai klausimai užduodami klientams. Tai jeigu kažkas esate darę brando strategą, pačią brando strategiją, klientų gryninimąsi, tai čia visi tie klausimai iš esmės būna, kuriuos reikia atsakyti. Dabar šiuo atveju aš jų neatsakinėsiu pati, o liepsiu jam atsakyti ir sakau, o dabar įsivaizduok, kad tu pats esi ta mentorė ir atsakyk iš tos klausimus. Čia tiesiog, kad viskas vyktų greičiau. Ir leisim jam pačiam įsivaizduoti, kokia ta mentorė turėtų atrodyti. Tai jisai sukurs visą profilį pats. Ir kodėl aš pradedu nuo idėjų sąrašo, tai kad paskui tą idėjų sąrašą galėčiau iš esmės atsirinkti, kurios man temos aktualios, kas neaktualios, persidaryti šiek tiek tą sąrašą ir tada iš tų visų idėjų, jas apjungus, bus galima lengviau daryti turinio kalendorių. Visada, kuo mes turim daugiau minčių idėjų, jas suklasifikuoti pasidaro po to lengviau. Gerai, žiūrim, ką jisai mums sugeneruos. Na va, ir kai turim atsakę, jūs aišku, kai darysit, tai atsakinėjat patys iš tikrųjų taip, kaip yra. Ir dabar aš galiu jau sakyti ačiū, o dabar jau paruošk man tą 100 temų turiniui atsižvelgiant į mano klientų noras, svajonės, abejonės, baimės ir jų dažniausiai užduodamus klausimus. Kas pabandė šitą variantą, kol jisai čia kurs? Ar yra kas išbandė šitą būdą? Tokia švelni tyla. Okay. Nu va, žiūrėkit, jisai skirtingai suklasifikuoja. Šiaip kiekvieną kartą jisai gali skirtingai paduoti, bet va, pagal svajonės ir noras galit pagalvoti, ar tai pavyzdžiui į jūs atlieptų ar ne, nes aš dabar specialiai paėmiau tą solo verslų mentorę. Tada abejonės, kurios stabdos, nuo ko pradėti, kai norisi visko iš karto. Ar jūs pačius tai pagautų? Tokios temos, jeigu kažkas vestų, ne? Dažniausiai užduodami klausimai, mitai, kuriuos norisi paneigti, edukacija, mąstysenos programavimas, pardavimai, kvietimai ir dar klienčių istorijos ir vis dar generuoja. Va. Kas turi tokį 100 galbūt pasidarė? Ar tiek idėjų pavyktų tokiu greičiu sugeneruoti? Nu, dar nebandžiau, bet dabar gera idėja čia mokėti užduoti klausimus jam. Ja, jisai geriausiai žino, ko jam reikia. Tai pats paprasčiausias variantas, ne?
Ir jeigu norisi paskui pratesti, praplėsti, ne, tai jūs galite sakyti, duok dar 50, duok dar 100 idėjų. Parsisiuntus netgi va tą visą didelį tokį gabalą tų idėjų, minčių, jūs galite atsifiltruoti, ištrinti, kurios nereikalingos, pasilikti tai, kas jums pasirodė, kad įdomu. Ir net jeigu mes labai taip, nu, imtume skaičiuoti, ne, tai žiūrėkit, 100 idėjų, jeigu mes vedam, netgi dabar, vat, pasiimsiu skaičiuoklę, ne, jeigu 100 idėjų ir visą 100 jų panaudojom, tai įsivaizduokit, jeigu vedam turinį 2 kartus per savaitę, postus kažkokius ir įrašus, ne? Tai kiek mes turim? 50 savaičių jau minčių ir idėjų. Kitu, galbūt kažką galima per storius praeiti. Jeigu tą 100 darysim kas 3 kartus į savaitę, vėlgi mes turim 4-5 mėnesiam į priekį jau susidėlioja ir mums nebereikia per daug galvoti. Tai šiuo atveju pasakom, kad nu, mums ok, patinka visas šitas turinys ir dabar iš to 100 idėjų aš paprašau, kad va, paruošk man palaukit, ne tai, tuoj parodysiu. Ir taip. Ir dabar aš jau galiu sakyti, kad taip, kad dabar jau tu man paruošk, ne, kad jau man reikia pagalbos paruošti turinio kalendorių vienam mėnesiui, Instagramų kanalui ir pradedant nuo 25 rugpjūčio 1 dienos. Tai šiuo atveju aš iš karto nurodau, nuo kurios, nes pagal jo žinių lygį, kurį jisai turi, pas jį dar yra tik tai 24 metų, dabar pamiršau, balandis. Jeigu pagal jo vidinių žinių, ne to, kas yra dabar online. Tai geriausia yra nurodyti konkrečiai, ne, kad 25 metų. Ir svarbu, kad būtų įvairus, kiekviena savaitė turėtų temos nuoseklumą, bet tuo pačiu būtų ir tikslo įvairovė. Ir aš paprašau labai aiškiai, kad kalendorių pateik lentelės formą ir nurodau skiltis. Jeigu jūs norite daryti lentelės formą, kad konkrečiai kokias skiltis daryti, tai labai gerai yra, kai nurodom datą, dedam tarpelį, tokį brūkšnelį, vėl tarpelį įrašom ir šitaip sudėliojus jam labai aišku yra kaip turi atrodyti lentelė. Ir dabar vėl aš sakau, kad galėtum atlikti šią užduotį, jeigu jam dar trūksta, kad jis pats užduotų man klausimų tiek, kiek jam reikia. Ne? Tai jisai ko klausia? Kiek postų per savaitę planuoji, kokie pagrindiniai tikslai tavęs, ar turi numatytų įvykių, kampanijų, paleidimų, laivų, tai vėlgi jūs šitus visus atsakymus atsakot ir jisai toliau jau pateiks detaliau. Mes leisim vėl šiuo atveju jam atsakyti į tuos klausimus pačiam. Kaip sakau, mini cheat. Ir kai jis atsakys, tada jau galės mums padaryti tą kalendorių. Turės jau ir idėjų sąrašą, turės visus atsakymus, jam bus žymiai, žymiai lengviau tai daryti. Kažkas piešia ant ekrano. Aha, bandau surasti ištrint. Va. Gerai. Dabar jau jisai paruošė, klausė, jei viskas ok, tai mums nereikia nieko čia per daug rašyti, aš sakau ok. Ir va, mato, dabar jau jisai analizuoja, jau jisai ieško tarp tos visos informacijos, to 100, kur čia ką išanalizuoti ir kaip jau padaryti. Tai šita seka puikiai tinka tiek mokamai, tiek nemokamai versijoje naudojant. Na va, paruošė lentelės formą. Kad būtų lengviau atsidaryti, aš atidarau, išskleidžiu šitaip lentelę. Tai mes galime matyti. Visada būtinai peržiūrėkit. Kartais jisai pakartoja tuos pačius.
Tai reikia dar kartą perdaryti. Aiškumo savaitė mitai. Ne, kai žiūrim, ar čia kartojasi ar ne. Mitai. Ką stabdo? Live refleksija. Antraštės. Ne? Nu, aš kaip ir nematau pasikartojimų. Tai visada taip susidėliojus, jeigu atsidaro tokia lentelės forma, labai lengva ją koreguoti, nebūtinai, kad visą liepti jam pertvarkyti, bet čia vietoj pataisyti. Ir ne tai, kad parsisiuntus aš koreguoju, galiu čia taisyti. Tai pavyzdžiui, pažymiu konkrečią celę ir tada, kai pažymiu, atsiranda čia dešinėje pusėje su būtent kuriam langelį, ką aš noriu keisti. Ir aš galiu paprašyti, kad pakeisk į kitą temą, man čia nepatinka, pavyzdžiui. Ir jisai tada keičia tik tai tą celę. Jeigu norisi va taip koreguoti, labai lengva būtent atidarius taip lentelę iš karto taisyti ir koreguoti. Visada persižiūrėt, tinka, netinka, patinka, pasikoreguoti, susidėlioti. Jeigu viskas yra gerai ir aš noriu parsisiųsti Excelinių variantų, tai šitas parsisiuntimas jisai parsiūs CSV failu. Man tas CSV failas nelabai yra tinkantis. Ne, aš noriu, pavyzdžiui, Excelio. Tai tada paprašykit, kad jums sugeneruotų Excelio lentelę. Pavyzdžiui, paruošk Excel lentelę. Ir tada aš galiu parsisiųsti tą failą pas save, įsisaugoti ir kai norėsiu tęsti kitą mėnesį, dar kitą mėnesį, tai bus žymiai lengviau. Aš va čia galiu dabar parsisiųsti, atsidaryti Excelį ir jau ramiai tvarkytis, koreguoti, pridėti, ką man reikia, ne? Taip kaip įprasta failą. Tai va tokiu greičiu labai paprastai sugeneravom iš karto mėnesį. Ir jeigu norėtumėte tęsti, jūs galite pasiruošti nors ir pusmečiui į priekį. Tiesiog va toliau sakyti, dabar nekartojant padaryk rugsėjo mėnesiui, spalio mėnesiui, lapkričiui, bet šiaip iš esmės aš nerekomenduoju daryti daugiau negu 3 mėnesiam kalendoriaus į priekį, nes nu tikrai būna ir pasikeičia, ir ateina kitokių minčių, idėjų, tai tikrai 2-3 mėnesiai nedaugiau ir paskui pasidarysit šviežiai. Dabar, Indrė, būtų toksai klausimas, tarkim, o kiekvienam mėnesiui, ne kiekvienam mėnesiui, o tarkim 3 mėnesiam pasidarai kažkokį naujas pokalbis, projektas, asistentas susikuri, tai Čia kaip kiekvienam. kad jis atsimintų. Jeigu, kad norit, kad atsimintų, užsižymėkit čia va šitoj pusėje, ne, kur yra jūsų pokalbių, jūs galite persivadinti, kad nereikėtų ieškoti ir galvoti, padarykit pervadyti ir pasidarot, pavyzdžiui, turinio kalendorius, nu tarkim, ne, Instagram ir viskas. Kad jūs kitą kartą grįžę galėtumėte tęsti su juo tą pokalbį būtent šitą temą, bet jau nemaišyti toje, nes mes rolę pačioje pradžioje įvedėm jį būtent į tai, kad jo tikslas yra kurti kalendorių, tai jau šitam pokalbį, nu, neprašykit jau sukurti tekstą. Tiesiog nerekomenduoju, jau tada einam į naują pokalbį, aš paskui parodysiu kitus variantus. Tai čia galima taip tęsti, ypatingai jeigu turit nemokamą versiją. Tai tada yra taip lengviau. Jeigu mokama, be abejo, asistentas yra žymiai patogiau ir žymiai paprasčiau. Gerai, pabandom kitą variantą. Kitas būdas, kai mes galim paimti ir sudėtingesnį variantą, pasiruošus tikrai labai gerą, pavyzdžiui, užklausą, bet jį, kad jau būtų grinai, nu, pagal save, nes, nu, aš turiu kelis variantus iš tikrųjų pasidarius net ir pagal savo klientus, labai skirtingus variantus. Tai čia jau, pavyzdžiui, įkelsiu. Aš jums neužilgo parodysiu, aš dabar įkelsiu, kad jisai Gerai, čia parodysiu, kaip atrodys užklausą. Ir čia, pavyzdžiui, su promptu, ne? Yra labai svarbu, kai kuriat užklausas,
jam visada, čia va ta grinai tokia iš inžinerijos pradžios, jam yra žymiai lengviau dirbtiniam intelektui suprasti, kai mes įvardinam ir su struktūra padaroma, ne, aš galiu pasakyti vaidmuo ir nurodau, kad tu esi social media strategas, performance marketingo specialistas, čia jau aš šiek tiek kitaip sudarius, ne, prekės ženklų copywriteris, duomenų analitikas ir taip toliau, rašyk paprastai be žargono, tavo tikslas ir vėl nurodau tavo užduotis ir čia jau aš užduotį sudėliojusi visiškai kitaip, ne, verslo kontekstas. Tai čia jau šiuo atveju šitas verslo kontekstas čia būtų toks kaip šablonas, kurį galėtumėte taikyti ir pritaikyti savo. Tai į laužtus skliaustus savo įrašyti. Ne? Čia kaip šablonas, bet į skliaustus įrašyti savo. Tai verslo tipas, dvitaškis ir nurodau, kad grožio salonas, elektroniniai parduotuvė ir taip toliau, ką parduodu, nurodom, koks pagrindinis tikslas mano verslo, ką aš noriu gauti, ką kalbu, tada sudėlioju jam taisyklės, kad jisai žinotų, kaip jisai turės jį ruošti, tai kad nesikartotų, kad būtų hukas, tas kabliukas vadinamasis, kad būtų aprašymas, ten 2-3 sakiniai, kažkokie labai trumpi, jau iš karto prie turinio kalendoriaus formatas, kad nurodytų hashtagus galimus, ypatingai jeigu jūs nepasidarėte ten SEO analizės kažkokios, ne, išvestis. Tai reiškia, kad aš noriu, kad jis padarytų tą išvestį iš 3 būdų. Pirmiausia, padarytų man santrauką. Čia ta išvestis tai reiškia, kaip aš noriu, kad tu man atgal atiduotum atsakymą. Tai yra santrauka, kad trumpai aprašytų, kad padarytų lentelę, ko aš noriu, kad būtų toje lentelėje, visi šitie dalykai. Ir tada dar papildomai trumpai ir nurodau formatą, kad visa išvestis turėtų būti lietuviškai, jeigu darai prielaidas, o nežinai tiksliai, kad aiškiai parašyk santraukoje pastabos skiltyse. Ne? Ir čia bus pavyzdys, aš jau užpildžiau su pavyzdžiu, konkrečiai kaip tai atrodo. Va, kur sakiau, ne verslo kontekstas ir aš nurodau, kad solo verslų mentoriai, ką parduoda, tai pavyzdžiui, 1-1 mentorystės sesijos, 8 savaičių grupinė programa, kad tikslas gauti užklausų į 1-1 būtent šitas konsultacijas ir panašiai. Ir nurodo visus va tos dalykus. Ta, ką prieš tai jisai ėjo per klausimus, tai aš dabar jau iš karto jau turiu viską vienoje užklausoje. Tai dabar paimsiu tą pavyzdį ir parodysiu, kaip atrodo, na, pavyzdžiui, iš tokio varianto sukurtas kalendorius. Jisai atrodys jau kitaip. Tai čia, sakau, būdų jų yra tikrai ne vienas, kaip visą tai prieiti prie to rezultato norimo. Taip, ir dar jam trūksta informacijos, tai kada startuoja. Gerai. Klausimus atsakinėti nebūtina perrašinėti. Klausia, kada startuoja artimiausia grupinė programa, galiu sakyti 08.15, kaip pavyzdys. Antras, ar sesijos parduodamos nuolat ar bangomis. Tarkim, nuolat. Tuoj sukursim. Ar turi būti landing pages? Neturiu. Ne. Ko dar klausia, kokio tipo anksčiau geriausiai veikia TVG? Tuoj prikursim. Ar IG stories yra su veidu, balsu ar labiau tekstinės? Visokios. 6. Kiek turi sekėjų Instagrame? Nežinau. Ar naudoju naujienlaiškius? Ne. Viskas. Tai neperrašinėjom klausimų, nes aš kartais matau, kad labai įspūdingai perrašinėja klausimus kiti. Gerai. Ir taip, kaip aš prašiau, to išvesti 3 dalys, ne? A, B ir C, kaip jam išdėšiau, taip žiūrėkit ir gaunam atsakymą. Santrauka labai trumpa ir sako tavo istorija kaip solo verslininkės ir taip toliau. Formatų pasirinkimais, reelsai, karuselė istorijas, 30 dienų kalendorius
ir viskas sudėliota va tokiu jau būdu. Šiek tiek kitaip. Iš esmės, žymiai geresnis kalendorius yra tada, kai mes jau prieš tai sudedam jam daugiau informacijos apie savo verslą. Pavyzdžiui, brando identitetą, jeigu įdedam SEO analizę, turim paruoštą klientų aprašymus, jeigu jam įdedam jau į tuos failus, kad jam tada yra lengviau išanalizavus informaciją, jis paruoš tikslesnius kalendorius. Va, ir jis viską dėlioja tokiu formatu, kaip aš prašiau. To leisim pabaigti. Dažniausiai būna, jeigu ilgesnė lentelė, ne, matot, pritrūksta vietos, kad matyti visą. Tai aš dažniausiai arba nusikopijuoju ir tiesiog persinešu į Excelį, arba paprašau iš karto, kad į Excelį man sugeneruotų ir tada failę man yra lengviau jau tvarkytis. Nes čia matom ne viską. Ten dar toliau yra hashtagai ir viskas yra padaryta, sukurta, bet neina normaliai pamatyti. Va, ir paskui dar yra paprašyta, kad būtų papildomai pernaudojimo idėjos, nes irgi tai būna aktualu, ne, kad kažkokią vieną temą paėmus, kad būtų galima, jeigu paruošė Reelsą, kad būtų galima perdaryti į karuselę ir atvirkščiai. Tai va, čia jau visiškai iš prompto padarytas paprastuoju būdu su šiek tiek didesnė, tik detalesnė užklausa. Aš dabar gal pabaigu. Tai va, tai čia kitas variantas ir aišku visada lengviausia, kai mes, kadangi kalendorių paprastai reikia ruoštis, pakankamai dažnai, tai tie, kas turi mokamas versijas, tai paprasčiausias variantas yra pasiruošti savo asistentą. Tai tada viskas yra žymiai paprasčiau. Ir jau į tą asistentą sudėti ir visus reikalingus failus. Toj vieną parodysiu, kiek kokių failų yra, pavyzdžiui, jame pridėta. Ne? Jis jau yra apmokintas atskirai. O. Va, pavyzdžiui, čia yra asistentų vidus. Čia rodo asistentų vidų, ne? Tai jame irgi yra surašyta rolė, visa detaliai ir matot lygiai taip pat į asistentą, kai keliam, yra ta struktūra. Rolė, čia geriausia angliškai šiaip rašyti, jeigu lietuviškai susirašyt, vis tiek geriau yra įsiversti į anglų kalbą. Yra viskas čia surašyta struktūriškai, ko aš noriu, kaip noriu ir jau sukelta, matot, failai, kuriais jisai yra apmokintas konkrečiai apie mano verslą. Apie tą verslą, kuriam bus kuriamas šitas kalendorius. Tai tada yra žymiai paprasčiau, nes kiekvieną kartą tik tai įsijungiat asistentą, nereikia jau aiškinti, ką aš veikiu, ką aš darau, koks mano verslas ir taip toliau. Galit pasakyti, pradedam ir viskas, ne? Arba sukurkim, kalendorių 5 metų rugpjūčiai. Ir startuojam. Ir ką jisai daro, pirmiausia peržiūri savo žinias. Tai aišku, jisai yra apmokintas, kad jam vis tiek jisai turi dar užduoti keletą klausimų. Gerai. Greit galiu parodyti. Ko mes norim? Paimsim, kad norim konsultacijų. Taip, visą. Trečias, kurios platformos planuojate skelbti. Šį kartą padarysim, kad Instagramą, ar turit resursų
Tarkim, no limits. 5, koks privalomas brand hashtagas. Gerai, paliekam šitą. Ir kas 6, ar naudojat komentarų? Ne. Nu, va, ir jis sau ramiai jau kuria. Nieko man jau jam nereikia aiškinti ir iš naujo kas kartą mokinti. Turinio stulpeliai. Dar jisai įsityrinėjo, paaiškina. Čia galima visada pasižiūrėti, jisai paruoštas taip, kad jisai turi parodyti, kokiam segmentui ir ką siūlys daryti. Tai iki prieš kuriant, kad sulaukti patvirtinimo, kad viskas yra gerai. Aš sakau šiuo atveju, kad ok, kad man viskas tinka, ką jisai dabar čia galvoja. Pirmas ne ir antras ne. Nu štai. Tai su asistentu visada yra nuostabiausia tai, kad nu, nebereikia kartoti to paties per tą patį, ne? Pasiruošėm ir viskas. Ir jau toliau užduodam tik tai, kad padarytų. Ir viskas bus sudėliota. Kuris variantas atrodo lengvesnis, o kuris naudingesnis? Turim per klausimus, ne? Paskui tiesiog promptas, kur jau viską turim surašyti detaliai iš karto, ar asistentas? Kaip jums atrodo? Indrė, dar čia klausimų yra čiate, gal tu peržvelgi? Nematau klausimų, Jeigu ne- nežiūrėjau. Gerai, tai aš tau tada parašysiu. Tai yra paskaitysiu. Vitalija klausia, turiu mokamą versiją, man reikia, kad su balsu įrašytų, bet to nepadaro. Ką reiškia su balsu Va, įrašytų? gal patikslinkit klausimą, prašau. Dar klausia Laima, kaip tą asistentą jungti. Tai asistentą, tai tik tai tie, kas pirmiausiai, kas turi mokamą versiją. Ir šis konkrečiai tai yra mano pačios, nesukurtas. Tai kai einam, jeigu norim kurti savo asistentą, čia kairėje pusėje susiraskite tą dalį, kur yra GPT. Ir paspaudžiam GPT, tai čia matom labai daug kitų sukurtų, tai ir kitų įmonių, ir kitų žmonių, čia galima paieškoti netgi. O mano konkrečiai tai jau yra dešinėje pusėje, čia viršuje, kamputyje, kurti ir tada reikėtų pradėti. Tai kūrimas irgi yra 2 etapais. Aš dar įrašų kol kas į klubą nepadariau, noriu paruošti detaliau, tai parodysiu abu variantus, kai bus klube. Tai kai darysit kurti, yra 2 būdai. Vienas yra kurti, tiesiog atsakinėti į jo klausimus ir jisai pats užpildo visus laukus, kuris yra konfiguracijoje. Aš pati jau ką darau šiam jau momentui, tai pradžioj, kol mes nežinom, kaip visa tai veikia, kaip čia sudėlioti, kaip čia tos visus sudėlioti instrukcijas, tai gerai yra eiti ir per kūrimo procesą, bet jau vėliau yra žymiai vertingesnis būdas eiti per konfiguraciją ir čia užpildyti detaliai laukus. Užpildom, nes eina pavadinimas, padarom trumpą aprašymą, sudedam visas instrukcijas, ką jisai turi mokėti, ką turi žinoti, kaip turi paduoti atsakymą, užpildome jam žinių bazę per failus, jeigu turim tokių. Tai čia reiškia, kad mes jam duodam žinių bazę, kurią norim, kad jisai naudotų. Dabartiniuose naujuose jau asistentuose jau yra, kad galima parinkti net kurį modelį galim asistentui priskirti. Jeigu nežinom, kuris būtų geriausias, ar tiesiog galvojam, kad kiekvienu atveju galim skirtingo norėti, tai darom tą, kad nėra rekomenduojamo modelio.
ir tada yra užpildom galimybės čia. Jeigu įkeliami yra failai, tai tiesiog būtina uždėti tą varnelę, kur yra kodo interpretatorius ir duomenų analizė. Jeigu šitos varnelės neuždedam, jisai mūsų įkeltų failų čia į žinių bazę neskaitys. Čia toks labai trumpai, ko šiandien nesiruošiau. Ne? Aišku, yra dar kurti naują veiksmą, ten jau yra sudėtingesni etapai, kur jau reikia ir užpildyti kodus, tai į tą pusę net nelendam, nes šiek tiek jau ten yra tas, sakyčiau, pro lygis. Taip. Tai Vitalija patikslino klausimą. Parašau tekstą ir noriu, kad man sukurtų balsą, dar su foninė muzika ir balsu. Oi, ne, tai čia ne GPT darbas, jau žinokit, jau jisai tikrai nesukurs jums balso ir foninės muzikos, tam jau reikia eiti tada naudoti visiškai kitus įrankius. Pratau, dėkui. Ir dar klausimas. Tarkim, reklamai pasirenku kokį vaizdą. Šampūną pasirenku tekstą ir jis iškraipo tekstą arba vaizdą. Kaip padaryti, jog būtų be klaidų? Su vizualai šiandien nesiruošė mane rodyti, tai bus šiek tiek sudėtingiau. Vaizdą jis visada beveik iškraipo. Nes čia irgi visai kitus įrankius geriau, Indrė, nenaudot. Čia yra jau daugiau kitų įrankių naudojimas, aš sakyčiau, nebent galima labiau eiti per pačią sorą, jau bandytis, bet šiaip iš esmės tuos sujungti, tuos paveiksliukus, ką aš noriu, tai iš esmės geriau kiti įrankiai. Ačiū. Su GPT gana kūrybiškai jūs galite pasidaryti įvairių paveiksliukų, uždėti užrašus ant jų, kas būna labai gerai, pavyzdžiui, tą patį, nežinau, iš Google įsėmus kažkokias užuolaidas, kaip pavyzdys, užuolaidų paveiksliuką, ne, ir šalia nusifotografavo savo kambarį, kur kabo langas šalia, aš galiu paprašyti, kad uždėk man tas užuolaidas ir kad pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Tai tokie dalykai, jo, viskas ok, labai lengvai tai pasidaro. Įdedant tik tai reikia įdėti abi dvi tas nuotraukas, ir tas užuolaidas, ir tą, arba ten kokį nors daiktą, ir kad ant stalo, pavyzdžiui, padėtų kokią žvakidę, ne, kad pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Kaip kolega mano, jisai remontus daro, vat, ir sakė, vietoj to, kad perdažinėtų sienos, ne, ir patikrintų, kuris spalva gražiau, jis nufotografavo to buto sienas, įdėjo šalia tos dažų paletės atspalvį ir paprašė, kad tą sieną nudažytų šitą spalvą ir jie žiūri, ar jiem patinka ar nepatinka. Tai tokius dalykus su GPT tikrai labai lengva vizualiai pasidaryti, bet jeigu jau norit kažką profesionaliau, paprastai jau reikia jungti kitus įrankius į visą šitą. Tai šiaip vizualai nėra mano stiprybė, tikrai ne, bet mes tam atsivedam profesionalus į klubą paskui jau. Tai Kristina klausia, ar galite įvardinti, kokie įrankiai labiausiai tiktų vizualų generavimui? Ar čia šiandien ne apie tai visai? Šiandien ne apie tai, bet išbandykit tas tikrai, kas yra labai stipru, ne, tai pirmiausia, tai yra Midjourney. Tai yra tikrai labai stiprus įrankis, Leonardo. Išmėginkit tokius. Jeigu norisi keletą skirtingų įrankių pabandyti, kur, pavyzdžiui, su viena kažkokia prenumerata, yra Krėja. Tai labai gerai, kad tuos paveiksliukus galima kurti, bet pavyzdžiui, aš noriu, susikūriau vieną promptą ir patikrinti, kaip skirtingi įrankiai. Klausimus paliekam pabaigai, tiesiog, kad negaišinti laiko visų. Galim ir taip daryti. Tada aš tik tai iš to bent jau klausimą, ką Indrė pasakojo, ką tik Aurika klausė, kiek kainuoja asistentas. Asistentas mokamoj versijoje nekainuoja nieko. Jūs jį susikūrėt nemokamai. Jum gali nebent kainuoti, jeigu prašysit, kažkas kitas sukurtų. Tai reiškia, kad tas kažkas kitas
dirbs, nes aš asistento, vieno asistento sukūrimui priklausomai nuo to, ko jam reikia. Jeigu labai paprastas, galiu užtrukti um, valandą, dvi, kad pasidaryti, nu, tą tikrai tokį ne šiaip ne šiaip kažkokį, kur reikėtų man taisyti, bet jau kur ištestuoju per daug kartų, patikrinus, dedu visas žinias, ko reikia, tai kartais, nu, sakyčiau, nuo 3 iki 10 kartais valandų savo pasėdžiu, bet užtat paskui taupau laiko tiesiog neįtikėtinai daug. Ačiū. Gintarė klausė, kiek kainuoja mokama versija, tai apie 20 kelis eurus berots. Neatsimenu tiksliai kiek. Aha, $20 plus PVM, tai eurais gaunasi apie tarp 22-23 eurų tame tarpe. Kažkur taip. Nu, priklausomai nuo valiutos kurso. Taip, Natalija klausia, promptų pavyzdžius ar gali įkelti? Įkelsiu, bet pabaigoje. Super, ačiū. Tai einam toliau. Ką dar tu šiandien mums papasakos ir parodysi? Tai galim keliauti šiek tiek į tą Reelsų scenarius, ne, kur irgi visada yra paprastų variantų, yra šiek tiek sudėtingesnių variantų, bet, na, vėlgi, tas pats lengviausias būdas tai eiti irgi per klausimus, ne, ir jeigu žiūrim, irgi vėlgi aš pasidariau, pavyzdžiui, rolį ir paprašau, ne, kad kaip aukščiausio lygio parduodančių Instagram Reel scenarijų kūrėjas, meistriškai valdantis, na, čia jau pas mane yra special atrinkta, ką jisai turėtų mokėti valdyti, ne, ką turėtų daryti. Išdėlioju kontekstą, koks tavo tikslas, kad būtent tuos Reel scenarius, kurie, ne, per pirmas 3 sekundės pagautų dėmesį, iškeltų skausmą, troškimą, parodytų sprendimą. Čia jau, kai mes žinome, ne, iš marketinginės pusės, o ko reikia. Tai jas visada, bet kuris dirbtinio intelekto įrankis jums tarnaus tada, kai jūs labai gerai žinot, ką reikia daryti. Jeigu nežinot, nu, tai tada, aišku, verta dar prieš tai šiek tiek pasigilinti, bet lengviau sudėlioti užduotį. Ir aš tada sakau, pirminę užduotį dar jam duodu, ne tą galutinę, bet pirminę, kad prieš pradėdamas rašyti scenarius, tai tu man užduok visus būtinus klausimus, kad surinktum tą kritinę informaciją ir tik tai gavęs atsakymus pereik jau prie kūrimo. Tai čia vėl tas pats paprastasis būdas, kaip iš jo išprašyti paties, kad jisai paklaustų visko, ko reikia. Čia kai aš nežinau, o ką man tau paduot, ne? Kai sako, ką man tau paduot. Tai matot, kiek daug jisai visada nori. Ir tada pasirodo, kad oho, neužtenka tik tai pasakyti, sukurk man Reel scenarijų tema apie, nežinau, būsto kreditą. Nes jeigu tai pasakom, tai mes ką turim? Nu, paviršutinišką, šablonišką kažkokį reikalą. Bet va tie klausimai ir didesnė dalis kontekstas apskritai yra rolė ir kontekstas. Yra 2 svarbiausi dalykai, kurie jums reikalingi norint išgauti geriausius rezultatus. Ir paskui, aišku, visi kiti niuansai. Gerai, tai mes dabar sakom irgi, kad įsivaizduok, kad tu esi solo verslų mentorė ir nori įgyvendinti iš kalendoriaus šitą idėją. Einu susirasiu kokią nors idėją. Paimsim. Taip. Pabandysim šitaip. Įkeliu idėją. Ir į likusius klausimus tegul jisai atsako pats. Nu va. Ir turim pirminį variantą, ne, kad
veidas į kamerą, ramus, bet tvirtas tonas, su visom detalizacijom jau sudėlioja ir sako, esi pavargus, bet vis dar vienoje vietoje. Ne, čia įsivaizduokit, kad jau jums pasakyta, kur iš kurio kampo, kaip reikėtų filmuoti ir netgi kiekvienas žodis, ką jums reikėtų pasakyti, jeigu tai būtų kažkokie vaizdai tiesiog ekrane, jūs galite dėti tekstas ekrane. Ne, čia kaip būna, jeigu ne aš pats kalbu į kamerą, bet dėlioju, pavyzdžiui, per paveiksliukus ir žodžiais, nesakau, tai galima ir taip sudėlioti. Tada va, dirbi nuoširdžiai, bet niekas realiai nesikeičia. Tiesa tokia, kad ne tau trūksta motyvacijos, bet tau trūksta strategijos. Ne? Jeigu nori pagaliau dirbti, ne tik dirbti, bet ir judėti, tai viskas iš esmės šita vieta irgi sudėliota iš pardaviminės pusės. Kabliukas, problema, pagilinimas ir sprendimas, nesudėliotas. Tas call to action veiksmas. Tai čia yra vienas iš variantų. Jeigu noriu koreguoti, man kas labai patinka, pavyzdžiui, kai aš noriu tik tai kažkokį gabaliuką koreguoti, bet ir kad nereikėtų dėlioti, sakau, atidaryk Canvas. Kas nors taip darot? Tai kuo yra labai gerai, kai mes šitaip atidarom ir galim koreguoti, tai mums nereikia visko iš eilės, aš galiu paimti ir pakeisti ir pasakyti, vat, pavyzdžiui, kad, oi, tuoj, dar krauna. Pažymiu tik tai, pavyzdžiui, šitą frazę, ne, ir sakau, pakeisk į kitą. Šitas nepatinka. Nu, aišku, jeigu detalizuosim, tai bus lengviau, bet, bet galima ir taip paprastai. Tai tada ne visą, ne visą bėgą keičia, o tik tai, nu, konkrečioje vietoje. Ir, pavyzdžiui, pakeitė, tau nekyla klausimas, kiek dar tempsi be krypties. Tai čia yra tas kabliukas. Ir kai mes turime atidarę Canvas variantą, pažiūrėkite dešinėje viršuje, jeigu jums tinka, patinka, jūs galite netgi ir patys čia, pavyzdžiui, jeigu šitie nereikalingi, va tarkim, kad tekstas ekrane, jūs galite juos iš viso ištrinti, šitas dalis, kad jums nemaišytų, nu kaip pavyzdys, ne? Ir tada čia viršuje yra ta dalis, pavyzdžiui, atsisiųsti ir jūs galite parsisiųsti šitus scenarius PDF-ų, Word'u pas save ir įsisaugoti. Ir turėti tokiu būdu. Dabar uždarom. Va. Gerai. Nematau komentaro, ar yra kažkas svarbaus. Matau tik tai, kad didėja skaičiukai. Tuo aš perskaitysiu tau. Ten, kur klausai, buvo ne. Tada nepainu su Canva, naudoju Reel kūrimams, bet ne taip detaliai. Ar realu parašyti mokslinį kokybišką darbą naudojantis ChatGPT klausia? Taip. Realu. Super. Tom klausia, o kaip ištrinti, ko nereikia, kad nereiktų visko per naują rašyti? Tai vat tas būtent per Canvas atsidarius, per tą tvarkytis. Na, aišku, jeigu darysit mokslinį darbą, kuris ten bus, nežinau, 50 lapų, tai tada šiek tiek reikia kitaip dėlioti. Pasidaryti analizės per šitą, tada persikelti, nueiti, pavyzdžiui, į notebook LM, tenai pasidėlioti. Šiek tiek kitoks kelias. Tai jeigu tai yra tokie tekstai, kur atsidarom, einamam atidaryti per Canvas variantą ir čia vietoj taisyti, tai galiu ištrinti, pridėti, prirašyti, pakeisti, jo paties paprašyti, praplėsti ir panašiai. Tai čia yra paprasta, bet jeigu jūs rašysit, nežinau, knygą ar didžiulį mokslinį straipsnį ir reikės, tai negali pritrūkti vietos jam tiesiog viename susirašinėjimo lange. Bet yra visi variantai. Tuo labiau, kad galima dabar sujungti su Google Sheetais, su Google Drive'u ir tenai kelti. Bet jau moksliniams darbams aš rekomenduoju susirinkti informaciją su ChatGPT
bet paskui ją nusinešti ir persikelti į kitą įrankį, kuris būtų jau Notebook LM, ten bus jums lengviau tai daryti. Ačiū, Indrė, kol kas visus klausimus atsakėjai. Gerai. Gerai, galim pabandyti kitas variantas, pavyzdžiui, irgi, kai sakau, Reelsas iš promptų ne per klausimus, ne, kur aš jau, pavyzdžiui, sudėlioju detaliau, ko aš iš jo noriu. Ir parinksim va tokį didelį platų. Va. Iš esmės tai nėra, kad, nu, gal atrodo tik tai platus, bet visa esmė yra suprasti, kaip dėlioti užklausą. Ne? Tai vėl aš sakau, vaidmuo, sudėlioju tikslą, paaiškinu, kaip jisai dirbt turės, kaip jisai turės atlikti savo darbą. Aš noriu, kad jisai man siūlytų 3 struktūras, pavyzdžiui, vieną paprastą, vieną hibridinį, vieną netipinį variantą, tai pačiai idėjai, nu, kad pakurtų, ne, biškiai savo kūrybinį. Mm, kaip noriu, kad jisai sudėliotų, jam yra uždėti rėmai, kaip jisai turėtų veikti, kaip bus su garsu, ar bus kalbama į kamerą, ar girdėsis mano balsas, čia jo yra paties tokios rekomendacijos, ne, taisyklės, kad nebūtų dubliavimo ir ką turiu gauti. Tai arba tas išvestis, čia kaip jau norim surašyti, tai jokio skirtumo, bet ta dalis, ne, kaip aš turiu gauti atsakymą. Ir įdedu labai dažnai, aš įdedu patikrą, kad jisai padarytų patikrinimą, ar jisai tikrai atliko visas tas užduotis. Tai duodi jam pagalvoti dar kartelį, tada jisai yra tiksliau atlieka tam tikrus darbus. Tai va, ir gerai, turim dabar klausimų, apie ką konkrečiai šitas Reelsas. Tai sekundėlę. Gerai, apie ką konkrečiai, kam jisai skirtas, kokio veiksmo nori po šio video. Nu, pabandom paimti vieną iš tų. Vėl aš padarysiu, kad įmesiu idėją, kad aš turiu tokią idėją ir kad tau būtų lengviau įkeliu informacijos apie mano, pavyzdžiui, prekinį ženklą, auditoriją ir kitus svarbius dalykus. Tai aš dabar padarysiu taip, einu susirasiu failą. Labai daug visko čia pas mane matyti. Gerai, pavyzdžiui, įmesim taip. Vienas failas, auditorija, pavyzdžiui, ir analizė. Nu va. Ir aš jam galiu įmesti failą. Nu va, sako, kam šis video, apie ką, koks bus call to actionas. Ir aš kaip prašiau, ne, kad man duotų tuos 3 variantus, ką jisai nori siūlyti. Paprastas, hybridinis ir eksperimentinis. Ne? Tai aš pasižiūriu, kuris man, pavyzdžiui, variantas labiausiai patinka, aš galiu įsirinkti. Jisai rekomenduoja, pavyzdžiui, antrą variantą. Laiko planą sudėlioja pagal tą antrą. Garso tipas, girdėsis mano balsas, manęs nesimatys. Viskas, ko aš noriu,
kad jisai dėliotų. Ir viskas sudėliota sekundėmis, ne? Vaizdas, užrašas ant juodo fono arba paauglio kambarys, balsas fone. Tai kas yra gerai su tokiais, tai žinot, galimagi pasikurti dabar jau video ir su dirbtiniu intelektu tuos intarpiukus, ne, iki 8 netgi sekundžių. Tai mes galim po tas 3 sekundės netgi ir susikurti, nebūtinai reikia nufilmuoti. Tai tame yra viskas labai gerai. Ir aš tokiu būdu jau čia susidėlioju labai labai jau toks, jau super detalus, jeigu noriu darytis. Tai va. Tai su Reelsais galima daryti ir tiesiog tokiu būdu. Ir prie viso to, prie Reelso scenarijaus, dar šalia yra iš karto parašytas ir tas vadinamasis captions, tai yra tas tekstas, kuris dedasi prie įrašo. Ne tai, kas ant video, bet tas, kas dedasi po įrašu. Tai visą laiką prie Reelso nereikia didelių, ilgų jau tekstų. Tai va, jau turim ir padarytus įrašus. Taip, klausimų iš čia? Kol kas neturim. Gal gali pakartoti, kaip vadinasi tas tekstas po įrašo? Dar kartelį neužsirašiau. Tai čia tiesiog, jeigu angliškai, tai captions, ne? Bet šiaip jam lengviau yra suprasti, jeigu mes angliškai jam parašom kai kuriuos tos niuansus. Nes tas įrašo tekstas lietuviškai mums yra vienaip suprantamas, bet man yra žymiai paprasčiau ChatGPT nurodyti tą kalbą, kurią jam yra lengviau suprantama, tai yra tas captions vadinamas. Tai jeigu, tarkim, žiūrim apie kiekvienas kanalas socialinio tinklo turi tam tikrus apribojimus, kiek gali simbolių būti, ne? Tai pavyzdžiui, Instagrame iš viso gali būti 2200 simbolių. Tai čia aš noriu, kad būtų tik tai iki 150 žodžiais, įkalbų. Tai jam yra taip paprasčiau suprasti. Tai captions. Va. Ir vėlgi, jeigu aš daryčiau dabar, irgi yra asistentas, kuris yra paruoštas, ir jeigu paimu tą patį copywritingo asistentą, to aš pajungsiu ir atidarysiu. Čia pas mane su skaičiukais tai yra, kad aš nepamirščiau, kuris taisymo variantas. Ir čia, pavyzdžiui, prie jo copywriterio, tai jam reikia dar daugiau pridėti informacijos, jeigu turinio kalendoriui, tam, kad būtų kokybiškas, užtenka sudėlioti auditorijos ir brando strategijas, sakykime, iš tos pusės, tai jeigu mes norim rašyti jau tekstus, kuriuos rašytų pagal mūsų balsą ir asistentą kurti tokiu būdu, mums reikia jam sukelti mūsų tekstų pavyzdžių ir jam liepti išanalizuotų mūsų tekstų pavyzdžius, kad jisai suprastų puikiai, kokiu balsu rašyti. Jis išanalizuoja jau. Tai gal šito dabar nerodysiu, kad pataupytume šiek tiek laiką. Tai čia yra Reelsai ir tekstai galima sujungti jų tą patį į vieną, pavyzdžiui, rolės variantą, bet Reelsų kūrimas vis tiek jisai yra šiek tiek turi tos specifikos. Tai nėra vien tik tai copywritingas, ne? Tai aš dažniau būna, kad tekstų rašymą, jeigu tai būtų karuselė arba paprastas tas statinis, ne, tai tekstas, kur su viena nuotrauka, tai dažniau imu paprastą variantą. Ir ne visada reikia čia tų ilgų. Nepamirškim, kad nereikia visada ilgų užklausų. Galim vėlgi daryti, pajungs naują ir, pavyzdžiui, pradėti nuo paprasto ir sakyti, įsijausk į vieną geriausių pasaulyje tekstų autorių, sudėliojam, ką jisai turi mokėti. Vėl aš galiu paprašyti, prieš pradedant rašyti tekstus, įkelsiu tau informaciją apie savo brandą, klientų aprašymus,
tekstų pavyzdžius išanalizuok pirmiausiai, kad kai jau duosi konkrečią temą, galėtum, kuriant tekstus, atsižvelgti į tai. Tai čia tuo atveju, kai nėra asistentų, neturit asistentų ir dirbat, pavyzdžiui, nemokamoj versijoje, įkelkite tą informaciją, jums bus žymiai, žymiai lengviau dirbti su juo ir jisai geriau supras, kaip, kaip atpažinti ir kaip rašyti jūsų balsu. Dar yra vienas būdas prieš tai, pavyzdžiui, pasidaryti savo balso analizę. Įkelsiu dabar aš rolę jum. Tiesiog parodysiu, kaip galima išsianalizuoti savo balsą ir toliau, pavyzdžiui, tęsti jau kaip su tekstų rašytoju. Va. Tai įkeliu pradžioj rolę ir tam, kad jisai ypatingai gerai išanalizuotų mano kalbėjimo manieras, aš galiu sakyti, kad jo roliai, pavyzdžiui, šiuo atveju būtų komunikacijos stiliaus analitikas ir imitatorius. Ne? Čia jau ne socialinių tinklų, tai yra kokį darbą reikia padaryti, į tokią rolę aš jį ir nuvedu. Ir tada jau užduotis bus išanalizuoti pateiktus mano tekstų pavyzdžius ir sudaryti, aš pavadinu tai voice pack, ne? Aišku, kartojamą stiliaus aprašą, kurį vėliau galėtų naudoti jau copywriteris. Tai čia ypatingai, kai agentą norėtume jau į ateitį, ne, kurtis, tai tada jisai labai būtų vertinga šita paruošta roliai. Ir sakau duomenys, kad būtų lietuvių, pavyzdžius prisegu. Gerai, einu surasti pavyzdžius, paimsiu savo tekstų pridėti. Prisegu pavyzdžius jam. Ir tada sakau, analizuok ir ką jisai turi išanalizuoti iš mano tekstų. Kalba tonas, ne, formalumas, šiluma, energija, tiesmukumas, kad jis turi suprasti, kokiu tonu aš kalbu, sakinių struktūra, sakinių ilgis, variacija, retoriniai klausimai, sąrašų punktų naudojimas, kaip aš realiai, ne, bendrauju per tuose tekstuose. Skyryba, daugtaškiai, brūkšniai, šauktukai, čia emodžiai, bet žodžiai, iš anglų kalbos versta. Žodynas, gal yra kažkokios pasikartojančios frazės, ne, ir klišės, kaip aš kreipiuosi, koks būna call to actionas dažniausiai mano formatavimo įpročiai, kaip aš dėlioju, pavyzdžiui, ne struktūrą tekstų ir ką aš noriu, kad jisai padarytų išvesti, tai aš čia ruošiu, pavyzdžiui, jau agentui, kaip aš noriu, kad jisai sudėliotų man tą išvesti. Tai aš galiu dabar paspaudus, tiesiog parodysiu, koks gaunas tas variantas, kai jisai išanalizuoja mano tekstus. Tada netgi šitam pačiam pokalbyje, po šitos analizės, galima jam rašyti naują rolę ir sakyti, kad dabar veik kaip copywriteris ir tada, ne, jau duodi jam rašyti. Ir kad jisai jau naudotų mano išanalizuotus tekstus ir mano tą vadinamą voice pack. Tai jau jisai sako, kad tonas yra šiltas, asmuo aštu, natūraliai kalbantis, dažnai trumpi sakiniai, emociniams momentams, naudojama laisvai, bet neperkrautai, daug taškių, daug, sako, trių, šauktukai, vidutinio dažnio, kad sąrašus naudoju, ką daryti. Tai jisai iš tų mano tekstų sako, rašyk taip, lyg bendrautum su draugu, maišyk emociją su praktika, šiluma turinys, naudok pavyzdžius iš realybės. Tai iš esmės tai, ką aš jam nurodžiu, tai yra mano tekstai. Ten yra tiesiog sudėti mano tekstų pavyzdžiai. Ir auksinės frazės nesudėtos, ne dėl naudos, o dėl mados. Ir pabaiga. Ir čia yra trumpas apibūdinimas. Ir toliau jau aš galiu
paprastai sakyti, va šitoj pačioj vietoj įkelti iš esmės. Arba galiu nusikopijuoti, va šitą specialiai pasidarius pagal nuorodą, nusikopijuoti, įsikelti savo kaip atskirą ir jeigu eisiu į kitą pokalbį ir tenai pradėsiu kaip copywriterį, prašysiu, kad kaip tekstų rašytoja jisai darytų, tai tada galiu įkelti, kad šitą padarytą, pavyzdžiui, jau padarytą analizę. Nebūtinai liepti jam iš naujo daryti analizę mano tekstų, bet paduoti, pavyzdžiui, šitą. Tai irgi yra variantas. Tai va, tai galvoju, ar Aš dar noriu kažką parodyti? paklausti, Taip. ar galima su nemokama versija padaryti rilsų kažkokį tai maketą? Ar būtinai turi būti Video? mokama versija? Jeigu rilsą sukurti, nu, kaip jūs čia rodėt, ar būtinai turi būti mokama versija, ar galima su nemokama? Čia GPT. Viskas, kas yra tekstu, čia visiškai laisvai, jokių mokamų nereikia. Tikrai su nemokama jūs viską kuriatės. Viskas, kas su tekstu yra labai paprasta. Jeigu reikia paveiksliukų ar video, kas yra soroje paprastai, tai nemokama versija duoda pasibandyti, vieną, du padaryti ir sako, ačiū, sugrįžkite vėliau, kad jau nurodo ir tą laiką. Tai jūs tų paveiksliukų jis duoda, jisai padeda, ne, sukurti, bet tiesiog apriboja galimybę naudotis. O jeigu plus bent versiją turėsit, jūs galite kurti tos paveiksliukus ir video neribotai. Čia šone netgi yra, galima kurti čia tiesiog tekstiniam variante. Ai, be kito ko dar aš pamiršau pasakyti, aš paprastai jeigu va šitą ten, kur reikia analizuoti, įprastai, ne, tai paprastai aš viršuje pasikeičiu modelį mokamoje versijoje arba į O3, arba į 4.1. Tai jie geriau atlieka analizę. Tai net jeigu man tekstų analizę reikia daryti, aš labiau duodu padaryti šitiem. Jums, tie, kurie naudojat nemokamą versiją, tai tarp įrankių būna mygtukas pasijungus samprotauk. Ar šitas va būna toks, va, galvok ilgiau arba samprotauk rašo. Tai tada rekomenduoju pabandyti ir su samprotauk, ir su tuo paprastu. Ir pažiūrėsit, kuris variantas yra geresnis. Ar norit kokį pamatyti variantą? Klausimų dar turim. Taip. Kuo skiriasi projektas nuo asistento, ar jie netlieka tų pačių funkcijų? Iš dalies. Asistentą gerai yra naudoti tada, kai jums gali kartotis užduotys, kai kartojasi nuolatos, ne užduotys, bet, pavyzdžiui, skirtingi dalykai. Tarkim, ar ne, aš susikuriu kažkokį bazinį, nu, tebūnie tą patį copywriterį. Bet nenurodau, sakykime, tiksliai, konkrečiai, koks gali būti prekinio ženklo, nu, visų failų nepridedu, bet tiesiog copywriteris, kuris man padėtų dėliotis. Tai aš galiu vieną chatą atsidarau ir rašau vienam kažkuriam klientui, kitą rašau kitam prekiniam ženklui ir man visai netrukdo. Man asistentas yra gerai tada, kai sakau, reikia kažkokių pasikartojančių įsisaugoti. Projektai yra gerai tada, kai aš darau vieną projektą vienu metu. Nežinau, kaip paaiškinti. Pavyzdžiui, atsidarius projektą, kaip pavyzdys. Jeigu aš darau projekte, aš galiu irgi sukelti ir failus, galiu sukelti instrukcijas ir projekte yra labai gerai tai, kad aš prie įrankių aš galiu naudoti ir gilų tyrinėjimą ir agento režimą. Nu, agentas, kaip žinoma, atsirado prieš kelias dienas, ne? Tuo tarpu asistente
gilaus tyrinėjimo ir agento režimo nėra, bet aš galiu keisti irgi modelius viršuje, kokie man yra patogus. Projekte yra gerai, kad jisai vaikšto tarp mūsų pokalbių. Jisai geba prisiminti tarp pokalbių. Tai jeigu aš ruošiu kažkokį ilgą, didelį projektą, kur man reikalinga, tai vienam pokalbį pasidariau vienus darbus, kitame pokalbėje yra kitas tikslas, bet jeigu jam reikia paimti papildomą informacijos, jisai iš to prieš tai buvusio pokalbio, jisai pasiima ir nurodo, kad aš paėmiau informaciją iš ano pokalbio. Nežinau, ar čia suprantamai paaiškinau, nes atrodo, kad labai supainiojau. Tai turbūt didžiausi skirtumai tokie. Projektą, Indre. aš dažniausiai projektą pasakysiu, aš dažniausiai projektą padarau, tas, kas man reikalinga, jisai būna toks vienkartinis, pasidarau ir kad man paskui neužimtų vietos, aš jį ištrinu, kad nemaišytų. Asistentas man jisai reikalingas tada, kai aš žinau, kad aš kartosiu ir man jau vis reikės ir reikės ir reikės. Ačiū, Indre. Aš galvoju, kad likusius klausimus galim atsakyti vėliau, o dabar reiktų paskelbti mums laimėtoją. Aninga? Manau, kad būtina. Nelaimėtoja, 3 laimėtojus. Ar Indrė viskas jau, ne šiandien? Ką buvai nusimačius? Tai turbūt, kad viskas. Tai aš rodyti tai galiu daug ir nuobodžiai. Supratau. Nes jau praėjo 1,5 valandos, o dar mes Mhm. turėsim klausimų ir dar kam iškyla klausimų irgi galite parašyti, o dabar mes su Inga paskelbsim laimėtojus. Gerai, taip. Tai kas dalinosi, neatsijunkit, nes laimės tik tai tie, kurie bus. Ir Indrė, jeigu tu sustabdytum, ačiū tau. Taip, dabar matom visus. Taip, tai einam prie laimėtojų dar, kol nepaskelbėm, jeigu dar nepasidalinot, tai dar turit galimybę pasidalinti, kad dalyvaujat mokymuose. Paskutinės minutės galimybė. Paskutinės minutės galimybės, nu ką, einu į Instagramą. Edita klausia, ar visko bus mokama DAI klube, tai čia turbūt klausėt apie tai, kad ką čia pasakojom. Tai tiek ir dar visko daug daugiau, ar ne, Indre? Tu gali pasakyti plačiau. Atsiprašau, mintys buvo nušokę, nieko negirdėjau. Edita rašo, ar visko bus mokama DAI klube. Bus. Tiesiog visko nespėjom apriepti iš karto, bet klube viskas eina nuo pradžių, ne? Tai pirmiausia, kad su nemokama versija irgi išmokti, išnaudoti viską tenai, o paskui sudėsim gabaliukais, kad nebūtų visko dabar, ne, yra per tą 1,5 valandos, iš esmės toks būna truputėlį, smegenų bum. Tai klube mes viską sudėliosim gabaliukais. Pavyzdžiui, jeigu turinio kalendorius kūrimas, tai ir bus tik tai įrašas tik apie turinio kalendorių, kad būtų paprasta. Jeigu apie tekstų rašymą, bus tik tai tekstų rašymus, kad būtų žymiai lengviau. Tai ten mes dėliojam gabaliukais, tai truputėlį įrašam reikia daugiau pasiruošimo, bet viskas yra einama sudėliota į priekį. Ir dar kas yra labai fainai su įrašais, kad tu gali bet kada susistabdyti, bet kada prasuk, kiek nori skaičių kiekį, kad bandyt daryti ir žiūrėti, kas gaunas, vėl prasukti, jeigu nesigauna, tai įrašai yra labai geras dalykas. Tai dar yra paprasčiau, dar vienas yra niuansas, kad po kiekvieno įrašo, jeigu kyla klausimai ir ar patinka, ar šiaip, žinai, norisi pasidalinti, ar kyla klausimas, jūs tos klausimus tenai paliekat, mes juos peržiūrim, mes juos atsakom. Ir turim Facebooko bendruomenį, kur vėlgi mes galim dėti. Ir šiandien buvo vienas iš pavyzdžių, kur kaip tik kilo klausimas ir sprendžiam čia ir dabar vietą. Super. Tai gerai, skelbiam laimėtojus, o tai nekantrauja žmonės. Taip, viena laimėtoja yra Jola Handmade. Ar turim tokią? Jūs galite tiesiog mikrofoną įsijungti, kad ir be kameros Taip, Super. esu. yra. Super. Koks jūsų vardas? Jolanta.
Jolanta, supratau. Tai Jolanta, parašykit mum Instagramą žinutę gerai ir vėliau atsakysim, kaip įsigyti tą narystę Gerai, nemokamai. Mhm. dėkui. Ir sveikinu. Gerai, Sveikinu. einam toliau. Labai šokinėja, žinai, rekvestus vienur kitur. Gerai, toliau. Kaip... Tuoj. Karina Ratabilskaitė. Jėtų, kokia ilga pavardė. Karina Ratabilskaitė. Ar turim dar? Karina, ar esat? Jeigu mikrofonas neveikia, į čatą parašykit, jeigu esat. Kas čia ten nėra nieko. Mhm. Tik Edita parašys, kad klube, kaip aš suprantu, labai aiškiai suprantama ir aiškiai. Yra Ana Kari pasivadinus, jie kaip netikėta, tai Karolina spėju čia. Tai irgi parašykit Karina, mums. Karina. Ai, Karolina, atsiprašau. Tai Karina Karina, Ratabilskaitė. Taip, taip, taip. Yra, parašė vardą pavardę. parašykit mum asmeninę žinutę irgi prašau į Instagramą. Nu ir dar vienas žmogus. Ir Amicus Hotel. Ar turim? Kartais užtrunka, žinai, gal žmonės kažką veikia, kol įsijungia vaizdą, viską. Amicus Hotel, ar turim dar? Jeigu irgi neveikia kažkas su mikrofonu, parašykite į čatą. Taip. Indrė nuorodai promptus įdėjo, kur galite visi paspausti ir Dar kartelį. Amicus Hotel, ar esat? Nu, jeigu nėra, tada einam toliau. Eina. Čia Vitalija širdelė siuntė, gal ten Vitalijos, bet, nu, neparašė nieko. Čia tik spėjimas. Dovilė Budrikė. Ar esat, Dovilė? Esu, labas vakaras. Labas vakaras, tai sveikinam ir jūs Ačiū laimėjai. labai. Parašykit mum Instagramą ir atsiųsim instrukcijas, kaip galit prisijungti nemokamai prie dirbtinio intelekto klubo. O mes einam toliau, kaip ir kiekvieno webinaro metu turim specialų ir išskirtinį pasiūlymą. Tai visiems, kas dar nėra prisijungę į mūsų dirbtinio intelekto bendruomenę, kviečiam tą padaryti artimiausiam dienom, todėl kad turim jums išskirtinį pasiūlymą. Ir dar skaidrėse, matau, Indrė, nepakeitėm, kad pirmiesiam 100 dalyvių, bet pirmą 100 dalyvių tai surinkom labai greitai. Šiai dienai jau turim virš 150 žmonių, entuziastų, kurie nori mokintis, nori gilinti žinias apie dirbtinį intelektą. Ir webinaro dalyviams taip pat turim specialų pasiūlymą, tai yra tik 14 eurų mėnesinė narystė arba 12 mėnesių narystė tik 125 eurai. Gausite elektroninius laiškus su nuolaidos kodais ir nuoroda, kur galit prisijungti. O dirbtinio intelekto klube jau Indrė pasakojo, kas jūsų laukia, tai jau šiai dienai yra prikelta labai daug įrašų, viskas nuo pat pradžių, ką būtina žinoti. Ir man labai patinka, ką Indrė Ivinskienė sako, kad tu negali pabaigti universiteto nepabaigęs mokyklos. Tai lygiai tas pats yra su dirbtiniu intelektu. Matėt, ką Indrė šiandien rodė ir išdarinėjo, kiek jinai turi paruoštukų įvairiausių ir paslapčių savo dėžutę, kada atsidaro dirbtinis intelektas, visiškai kitaip mato ir supranta, ko iš jo mes norim. Tai visą tai gausit mūsų klube, taip pat ekspertus, bendraminčių bendruomenę, klausimus, atsakymus, kur Indrė ir Tomas prisijungia ir padeda jums atsakinėja į klausimus. Jeigu kažkokie iškyla iššūkiai, visada padeda juos išspręsti. Tai manau, kaina yra superinė, tai tiesiog keli puodeliai kavos per mėnesį, o žinių ir darbo palengvinimo gausi tikrai labai daug. Tik tai reiks daryti. Užsimti ir daryti, kad ateitų rezultatas.
tik tai reiks daryti. Tai iš tikrųjų, Indrė, jeigu tu čia mane pavaduotum, aš prisijungčiau prie Gerai, tu klubo ir prisijunk. tiesiog parodyčiau. Mhm. Aš noriu dar Indrės užklausti, nes vienas žmogus klausia, aš sutrumpinus klausimą, nes sako, dalyvaus klube ir klausia, kokios temos apie tai plačiau, kad papasakot. Indrė, papasakok plačiau. Tai gal aš pasidalinti tada ekranu galiu, bus paprasčiau. Tai nes Gerai. Inga norėjai tą daryti, ne? Tai gal Indrė tegul padaro. Gerai, Ir Indrė, tai video papasakos. prisijungti? Jo, aš įsijungus. Gerai, super. Tai Tada aš labai greitai, ne, kai yra mano aplinka, ten, kur einam, visą laiką yra šone mūsų visos temos. Tai pradžioje mes turim, čia yra jau įkelti 2 susitikimai, kurie buvo, tai yra mūsų, nu, tiesiog tie, kur klausimų atsakymų tokias sesijas turėjom, bet į priekį čia dėliosiu žymiai daugiau, nes net ir tie, kur bus valanda su ekspertu ir su kitais žmonėmis, čia irgi įsikels. Šiam momentui yra, va, pavyzdžiui, prie teksto generavimo labai sunku atskirti ten, kur yra, pavyzdžiui, kad ir tos pačios, kaip naudoti ChatGPT laikiną pokalbį, nu, prie kažkokių funkcijų sunkiau pridėti, tai dedama prie teksto. Tai yra įvadas, atmintis, konteksto suvokimas, balso funkcijų naudojimas, visi šitie dalykai, kad ir kaip atrodo galbūt nereikalinga, bet kai jūs pradėsit naudoti, jūs pamatysite, kad kiek aš daug neišnaudoju. Čia labai dažnai su tuo susidurėm, tai tikrai dedam ir tokių, jau yra įdėta ir kaip tą 100 idėjų per 2 minutės susidėti, įkelsim ir kaip tą turinio kalendorių pasidaryti, ne? Viskas po truputį, bet bus daugiau. Su vaizdais, jeigu neatsidaro, kol kas vaizdų dar neturim, laukiam, kol grįž po atostogų mūsų kiti šalia ekspertai, nes dabar ir jiem atostogų metas. Video turim pačią pradžią, tai yra CapCutas, kaip padaryti išnykstantį kūną, žmogaus klonavimą, čia yra Virginijos įrašai padaryti. Tada yra paieškos, paprastoji paieška ir jau matau įkėlęs kolega ir Notebook LM padaryta. Jau yra paruoštas ir kaip naudoti Deep Research funkciją paiešką, ką tenai verta įkelti, kaip reikėtų daryti, tai rasit. Automatizavime yra kaip personalizuoti savo nemokamai versijoje, kaip galima personalizuoti. Tada yra jau IBM kolegos, kaip pasiruošti agentą jau tokį kitoj platformai. Paspaudus ant Make, čia labai dažnai būna klausimų ant Make, kom automatizacija. Čia kolega jau pradėjęs kaip automatizacija įžanga į Make ir jau pirmosios paprastosios automatizacijos, kaip patiem pasidaryti. Turim gamos įvadą. Va dabar net irgi, ką skaidrės matėt, padaryta su gama. Visiškai greičiau, paprasčiau, ne? Promptų rašymo praktika yra pats įvadas ir vienas mini tipsas, kur tikrai bus vertinga. Prie muzikos dar prieisim. Ir galim, kas dar yra visą laiką viršuje, jums rodo artimiausi renginiai. Tai dar aš vieną dalyką parodysiu ten, kur prie kai kurių įrašų būna pridėta failai. Tai galit pasižiūrėti, yra atsisiuntimai, būna kartais pridėta, tai čia būna, pavyzdžiui, čia yra užduočių, prie šito, tarkim, pridėta užduočių, kaip demonstracijų pasibandyti. Ir visą laiką čia galima komentarai. O artimiausi renginiai, irgi įėjus visada matot, kas, kada laukiama. Oi, kur čia man užšoko, bėgo? Kur tie mano artimiausi renginiai? Nušok, žodžiu. Kažkaip. Tai jeigu pirksit, pasinaudokit nuolaidos kodais, juos gausite elektroniniu paštu ir taip pat įdėjau dabar į chatą, tai galit ir pasinaudoti šito pasiūlymu ir dabar. O mes labai norėtume išgirsti jūsų atsiliepimą apie šios dienos mokymus, ką naudingiausio išsinešėt ir ką panaudosit netrukus. Tai kas drąsesnis, prašysim įsijungti mikrofoną ir kamerą ir pasidalinti. Inga Dantė taip aktyviai dalyvavo, tai pasidalinkit. Ar galiu Inga pafilmuoti ir panaudoti atsiliepimams? Nepasiruošus aš klausimų atsakymų. Nieko nereikia ruoštis. Tai tiesiog kas buvo naudingiausia ir ką
planuojate artimiausiu laiku panaudoti? Naudingiausia tai buvo, ką šiandien dienai darau, tai Reels kūrimas, Reels tekstų kūrimas ir viso scenarijaus. Tai kas man yra naudingiausia, tai yra tikslingai užduočių, dirbtinio intelektui pateikimas tikslingai užduoti, kad tai atliktų. Super. Ir įsiaiškinau dar dėl projektų ir asistentų, kuo jie skiriasi, tai man labai padėjo. Ačiū labai. Dar dėkui. Ar dar kažkas galėtų pasidalinti? Kas dar su ką? Aš dar išlošiau va šiandien, ačiū labai už tokį. Šiaip dar planuoju Artemidę jūsų ten toje akademijoje, irgi jau esu užsirašęs. Tai labai viskas ryšys kartu, o šiandien sužinojau dar, vat, kaip tikslingai užduoti klausimus, nes man aktualu yra, aš kai mesgu mesginius, man aktualu rilsai. Ką aš turiu parodyti, kaip aš turiu pristatyti tą mesginį, kad pritraukčiau savo potencialius klientus. Tai vat užduoti būtent tai, kas būtina. Ne šiaip naudoju dirbtinį intelektą po trupučiuką, tai vat labai bus įdomu dar pritaikyti žinias. Ačiū labai. Dėkui Jums. Natalija, Gėlių kiemelis, gal Jūs galite pasidalinti, ką naudingiausia šiandien išsinešat? Nežinau, iš tikrųjų aš esu tam jūsų dirbtinio intelekto klube ir tenai jau pradėjau žiūrėti. Čia kaip, čia man informacijos yra labai daug ir iš tiesų aš tai siūlyčiau pradėti viską nuo pradžių. Nes jeigu vien tik tai į šitą paklausus, tai nieko nesuprasi, jeigu nieko nedarai, o kai jau pradedi, tai tada ir klausimai kyla. Tai aš esu dar toj stadijoje, kai man šitoj vietoj, ką Indrė rodė, tai dar truputėlį iki to reikia pasižiūrėti informaciją. Supratau, bet dirbtinio intelekto klube tą visą ir galit padaryti, man atrodo. Taip, taip, aš jau tenai keletą persižiūrėjau ir tiesiog reikia imti ir daryti. Esmė yra tokia. Pagrindiniai raktiniai žodžiai imk ir daryk. Tikrai taip. Nes be jų, jeigu tik žiūrėsit, tai jokios naudos nebus. Tikrai taip. Ne, tai aš daryti darau, va šiandien bandžiau su gama, bet va atsisukau Indrės ten tą, kokią dainą čia prieš savaitę apie dagamą kalbėjau, aš nespėjau pasižiūrėti ir ten visai tokių naudingų dalykų radau ir va man reikia dabar paruošti pristatymą, tai kaip tik tuom ir naudosios. Bet žinot, Natalija, kad gamos pradžiamokslis tai yra žemiau prie vizualizavimas, ten jeigu paeisi, ten yra įrašas paliktas. Aš praeitą savaitę, kur 23 dieną jūs vedėte, tai va šitą norėjau praklausyti, nes aš pradžios tenai neklausiau ir šiandien padariau tą pristatymą ir man ten daug kyla klausimų, man ten reikia jį patobulinti ir ten aš ir tai paveiksliukus generavau su juo, bet jau išnaudojau kreditus, tai aš ten truputį, nu kaip, bandymo būdu. Bet ten aš suprantu, kad yra atskira paskaita apie tai, ne? Apie gamą. Ir ten yra pradžiamokslis, bet paskui bus dar daugiau, kaip išnaudoti kiekvieną gamos gabaliuką, viską, kas ten reikalinga. Supratau. Tai va šitas dabar aktualu, man tai labai fainai. O dar šiaip būtų visai įdomu sužinoti, ar yra kažkoks tai appsas ar kas, nes tarkime captions aš naudoju, kur aš galėčiau kurti nu, ir reelsus, ir tą video medžiagą kelti, ir šiaip vizualus, ir kur generuotų ir tą tekstą, ir pagal mano pakalbėjimą jisai galėtų sugeneruoti ir tekstą, ir captionus. Lietuviškai. Čia nebus vieno. Nebus, ne čia belenkiek daug visko. Čia bus montavimai. Tai va. Montavimai ir tik pabaigoje galima įkelti caption. Šiandien dienai net ir Canva turi, kuris jau uždeda automatiškai labai gražiai lietuviškus subtitrus. O dabar žiūrėkit, kaip, va, tarkime, paprastai stories, tai jeigu yra, kaip uždėti netgi va, tą muziką, kuri eitų per keletą storių, tą pati tęstiniu būdu. Ne kiekvieną kartą dedant muziką, o tą, kad jinai tęstųsi per tuos storius. Yra čia Tai kažkas? žinokit, kiekvieną kartą ant kiekvieno užeinat ir tam antram. Ne, yra, žinokit, yra pabraukit. kažkur tai, yra geresnių būdų. Šitas tai toks tai manęs netenkina. Tai aš
Tai nebent susitkeliat kažkur į caption, uždedat visą Tada muziką, jo. jį sukarpot atskirom dalim. Bet ar per captionų storius galima dėti? Tai pasiruošti galit. O ne Jūs per turit caption. pasiruošti visą video, jį pakarpyti tom dalim, kurias priimtų jums storius ir tada atskirai kelti į story. Vargas. Dar reikia tobulėti Truputėlį. intelektui. Ačiū labai. Dėkui, Natalija. Gal dar kažkas norėtų pasidalinti, o kas negalit ir neturit galimybės įsijungti mikrofonus, tai būtume labai dėkingos, jeigu komentaruose paliktumėt atsiliepimą, ką naudingiausia šiandien išsinešat. Ar dar turėsit klausimų? Dar pasinaudokit galimybę, kol Indrė Ivinskienė yra ir uždavinėkit, kaip sakoma, kvailų klausimų nebūna. Aš norėčiau padėkoti. Tikrai praplėtėt mano žinias ir kokius klausimus užduoti ir tą visą struktūrą, kaip vaidmuo turi būti, tikslas, užduotis, verslo, tas kontekstas, kažkokios tai taisyklės. Tikrai labai pagelbėjo ir naujieną sužinojau, kad rilsų galima tekstus rilsams susikurti ir viską. Tikrai čia man buvo naujiena, nes va tas stabdis toks stoviu ir nepradedu, kol pati kažko tai nesugalvoju arba kažkoks tai impulsas neteina. Tai tikrai labai labai nuoširdžiai dėkoju. Aš dar norėčiau parodyti, va, draugė mano, toj parodysiu, aš jai nusinčiau nuorodą ir jinai man dabar va, prisijungė, žiūrėjo ir atsiuntė, kaip čia, žodžiu, viskas vyko, to, žodžiu, visą tą reikalą, kaip aš kalbėjau. Tai, nu, tiesiog dalinamės tą informaciją, labai naudinga, labai ačiū. Ačiū. Dėkui. Ačiū, kad dalinatės. Tai labai svarbu. Ir labai gera čia skaityti tikrai gražius labai atsiliepimus tų žmonių, kurie jau yra klube. O kad ir Edita rašo, ačiū, jau turiu DAI narystę ir esu labai patenkinta, nes žinių labai daug. Dar kažkur buvo parašyta, jau daug komentarų praėjo, kad ir labai aiškiai pateikiama, suprantamai, kas yra tikrai labai svarbu, nes čia labai dažnai tas dirbtinis intelektas daugam atrodo, koks žinai, raketų mokslas ir labai labai sudėtingai, bet mažai žingsneliais, kai aiškiai aiškinama, galima tikrai išmokti ir daug nuveikti. Tikrai taip. Tai jeigu nebeturim klausimų, niekas nebenori pasidalinti, dėkojam labai, kad šį vakarą skiriat mums, prisijungėt, dalyvavot, klausėt ir visų labai lauksim dirbtinio intelekto klube. Tai Dar tikiu, vienas klausimas. Ar Taip. šitas dirbtinio intelekto klubas ir VAO klubo narystė čia yra atskiri dalykai? Taip. Supratau. Dėkui. Dėkui. Nes yra VAO sėkmės klubas, tai yra vienas, o VAO kartu vat, su Indre ir Tomu, dirbtinio intelekto klubas yra visai kitas, tai yra dvi visai atskiros bendruomenės. Tai ačiū labai visiems, kas prisijungė, kas klausė, rašė, klausinėjo, atsakinėjo. Labai visiems ačiū ir iki kitų kartų. Dėkui visiems. Iki. Iki. Ačiū. Iki viso geriausio. Iki. Viso, iki. Iki.